Sveiki visi. Šiandien buvau grybauti ir štai radau visą krūvą rudmėsių, nuostabių grybų. Šaldyti jų gaila, su kitais grybais maišyti taip pat gaila. Reikia pakepti. Labai skanios jos keptos, tam reikia sviesto, truputį pipirių, jeigu reikia, druskos ir aliejaus. Rudmėses nuplaunam arba nuvalom skudurėliu drėgnu, kad nebūtų žemė. Pilu truputį aliejaus. Ir pasmulkinsiu. Galima kepti ir su kiaušiniu, miltuose volioti ir kiaušinį, bet aš tiesiog šitai paprastai. Paprastai ir labai skaniai. Dabar reikia pastoviai maišyti, kad visos iškeptų. Štai rudmėsės sumažėjo per pusę. Dabar metu sviestą. Pastoviai reikia maišyti, nes didesnis kiekis, kad visos iškeptų. Truputį pasūdau pagal skonį. Vos pipiriuką. Galima svogūną, jeigu mėgstat, aš nedėsiu. Man patinka taip, gryni grybai. Tik su druska ir vos pipirų, kad jaustųsi skonis, nes pipirai tą skonį duoda visai kitą. Galima paragauti. Dar porą minučių ir viskas. Taip, kad kepiau kokias 7 minutės, štai kol tokie gaunasi, tiesiog jie minkštesni, sumažėja dvigubai. Pakeičia spalvą. Štai taip. Labai skanu tiesiog. Nuostabu. Kepkit. Bandykit, ragaukit. Ir skanaus. Dabar rudmėsės kaip tik dygsta. Sėkmės.